Labą dieną, su jumis vairavimo instruktorius Edgaras ir Martina. Martina, visur, kur važiuosim, aš pasakysiu, jeigu nesakysiu, važiuosim tiesiai pagrindiniu keliu, metuosim truputėlį egzaminą. Jeigu kažkurioje vietoje kažkas bus neaišku, paklaus, pabandysiu papasakoti taip, kad tu suprastum. Lygiai taip pat bendrauk su manim, kaip ir paprastai važiuotum paprastą važiavimą, neišsigalk tas kameras ir viskas čia yra su jie gerai. Dabar, jeigu esi pasiruošus važiavimui, važiuosim į dešinę. Gerai. Pasižiūrėsim, kaip tu mieste gaudais, kuriuose vietose gerai supranti, kaip važiuoti, kuriuose vietose reikia šiek tiek pataisyti tave, tai nebijok pasidaryti klaidų. Tai jeigu kažkas neaišku, nebijok kalbėti. Į kairę teisingai įsijungiai, matai, kad vienpusis eismas. Ir tada mes važiuosime tiesiai. Apie pastatą esam važiavę? Ne. Nesam, tai tada čia į kairę sukim. Dabar čia į kairę sukant, žiūrėk, kad važiuoja iš priekio motociklas. Po truputį suk, po truputėlį suk po truputį ir čia stabtelkis. Pirma. Ir po pirmą pavaryti iš lėto judam. Būtų gerai, gal būtum pradėjęs šiek tiek anksčiau suktis, kadangi pirma jos tai yra mašina, tai važiuoja iškart į antrą. Būtų gerai, kad būtum pradėjęs šiek tiek anksčiau suktis apie tą pastatą, nevažiuotum tiek giliai į priekį. Jeigu nebūtų čia automobilių, tai pirmąją juostą važiuotum, kraštinę dešinėje juostą. Ir dabar baigęs kliūtis. Tikrai taip, įsijungi pirmą posūkį, o paskui pasižiūrėsi veidą ir reikiuojas. Matom, priekį atsirado kliūtis, taip? Tai kliūtį apsivažinėjom teisingai su posūkiais. Tai va čia tave kažkur susistabdys, kur stovėtų raudona mašinytė, užsiduos tau 3 klausimus iš tų 20. Po klausimų atsakymo prasidės egzaminas. Tai dabar mes sankryžoje į kairę važiuosime. Sankryža. Žinokit, čia ir sankryža. Paprastas pasisukimas. Važiuosim tiesiai. Dabar žiūrėk, šitoj vietoj neužsigazuok, nes aikštelėse, teritorijose visur galima važiuoti tik 20. Tai, kad neįsibėgėtum, kad neturėtum greičio viršijimą tik pradėjus egzaminą. Nusileisim į nuokalnę, nusileidę į nuokalnę, suksime į dešinę. Pasižiūrėjom į kairę, nieko nebuvo, įsilindami greitėjimo juostą, tada su posūkiu išsireikiuoja šaunuolę. Dabar priekyje dešinėje pusėje bus sustojimas, bet jisai dar ne tai, kad dar nėra paženklinta ženklų, tai pravažiuosim tą kišenę, už jos yra sankryža. Sankryžoje suksime į dešinę. Kažkada bus tai vienoje ar kitoje kelio pusėje sustojimai autobusų. Ir čia pasukus mums reikės apsisukti ribotam plote. Tai šitoj vietai visiems rekomenduoju ne tik pasukus iškart nesustoti, tada važiuoti gyvenamosios zonos ženklą ir tik už jo sustoti dešiniai pusėje. Ir va šitoj vietoje apsisakinėti. Sekantį kartą pritrauk šiek tiek mašinytę arčiau dešinio krašto, turėsi daugiau vietos apsisukimui. Gerai. Nu ir padaryk apsisukimą. Stenkis nepaleisti automobilio atgal riedėti. Šaunuolę, tuomet suksime dešinę. Išgėsi, žinok, su trečia pavaryti išėdas. Nepataikiai. Gerai, ir drąsiau bėgiai.
Dabar ne artimiausia, tiksliau kelio pabaigoje suksime į dešinę. Važiuosim pagrindinio kelio kryptimi. Prieš T formos sankryžą, kurią matome priekyje, tai yra kelio ženklas, nurodantis, kad dešinę sukam tik iš dešiniausio krašto, po to seka gyvenamosios zonos ženklas, po to seka ženklas, nurodantis pagrindinio kelio kryptį. Jeigu reikėtų į kairę sukti, reikėtų labai atsargiai už perėjos stabtelis arba prieš perėją pradžioje netgi labiau rekomenduočiau prisistabdžius pasižiūrėti, ar nieks neatvažiuoja pagrindinio kelio kryptimi ir tik tada važiuoti. Dabar vėl važiuosim pagrindinio kelio kryptimi. Teisingai posūkį įjungiai, nes turim be pagrindinio kelio krypties dar dvi kryptis, kuriamis galim važiuoti, tai kad visi žinot, kur važiuoja, tai su posūkiu. Čia kliūtis buvo ar ne kliūtis ta Škoda? Nu, kažkiek išlindus. Tai vat kažkiek išlindusius daiktus, tai važinėkim su posūkiu. Ir kai čia važiuojat, svarbu nepamiršti, kokioje zonoje esate atsidūrę, nes būna pravažiuoja vieną antrą posūkį padaro mokiniai ir pasileidžia lėkti. Tai šitoj vietoj svarbu išsilaikyti savo kontrolę, mašiną savo kontroliai, kad važiuotumėt leistinų greičių, kol rasit kelio ženklą gyvenamosios zonos pabaigą. Dabar priekyje, kurie tas baltai žydintis medis, jame yra ženklas, kol kas matosi, kad ten gyvenamosios zonos pabaigos ženklas, bet būna, kad jisai apželia, sužaliuos pilnai lapai, tai tas ženklas sudėtingai matysis. Tai šitoje vietoj tikrai bus tokių, kurie nepamatys pabaigos ir čia toliau važiuos ant 18-20 km/h greitį. Tai turėkite omeny, kad toje vietoje kas ateityje laikys ir žinokit, kad nėra, kad ten tiksliau baigėsi gyvenamoji zona. Čia sankryža į kairę važiuosime. Ir čia pasukus iš karto vėl dešinėje pusėje ženklas. Apsisukimą ribotam plote padarėm. Dabar priekyje dešinėje pusėje turėsime sankryžą su Raseinių gatve. Į ją galu įsistumsi padarysi T formos sankryžos figūrą. Ką dar apie rajoną pamini, apie ypatybės kokias? Apie rajoną, nu tai gyvenamoji zona, greitis 20. Ir? Ką dabar ką tik nepadarai? Nepasižiūrėjai į dešinę. Tai lygiai reikšmės sankryžos. Jau šitoje vietoje turėtume tikrai labai atsiminti ir žiūrėti prieš kiekvieną sankryžą labai įdėmiai į dešinę. Atsisukat gal pasižiūrėk prieš važiuojant, kad niekas neatvažiuotų į tave ir neskubėk suktis vairo, stebėkis pagal situaciją vairo sukti, nepradėk sukti, kol nereikia dar, nes užvažiuosi ant borto arba paliesi jį. Kas man tas buvo? Tai kad neįjungiai. Paspausk posūkį į dešinę. Tu lauki, kol pradės siaurėti. Visą laiką išsitiesus bortui, ištiesink ir vairą, gerai? Į kairę važiuosim. Dabar kelio pabaigoje arba artimiausioje sankryžoje suksime į kairę. Tai vėlgi šaunuolė atlikus sankryžą, T formos sankryžą nepamiršai, kad esi gyvenamoje zonoje ir išsilaikai gražiai greitį.
priekis į abi pusės. Čia jeigu nieko nėra, tik tais pavaras svarbiausia nepamiršti. Ir į kairę sukant dar turėtum iš priekio prasileisti, jeigu kažkas būtų, nes vis laik į kairę, kada sukant, praleidžiam iš priekio važiuojančias mašinas. Mašinas dviračius, kitas transporto priemonės. Tai va šitoj gatvėje, čia yra Panevėžio gatvė, jie važiuojant, jeigu į bet kurioje sankryžoje paprašo sukti į kairę arba atvirkščiai iš anos pusės atvažiuojant, iš priešpriešos pusės atvažiuojant paprašo sukti dešinę, tai visur įvažiavus yra gyvenamas zonas. Ženklai yra pastatyti ant tiek arti sankryžos, kad posūkio metu juos pamatyti yra realiai beveik neįmanoma. Tai kas yra ne vietiniai, kas mažiau Klaipėdoje laiko praleidžia, tai šitie mokiniai dažnai nepastebi ir viršija greitį. Tai turėkite omenyje, kad įsivažiuojant į kairę arba atvažiuojant kaip dabar autobusas iš anos pusės į dešinę, tada turite ženklą sunkiai matomą. Į dešinę čia pabandykime pasisukti. Atvažiuoja iš priekio automobilis. Jisai turėtų kažkur įlysti į kažkurį tarpą prasileisti, arba jeigu nėra tarpo, tai turėtumėt jūs sustot kažkur prieš tarpą, į kurį galėtų jisai įvažiuoti ir prasilenkt galėtumėt. Šiuo atveju moteris praleido tave, į kairę suksim, tai viskas gerai, bet jei atvažiuotų didesnė mašinytė, turėkite omeny, kad reikėtų kažkur pristabdyti, kad ta mašinytė turėtų įliesti. Ne visais atvejais, kad ta mašina, kurio pusėje yra kliūtis, jisai turi galimybę įvažiuoti į kažkokį tarpą. Tai arba dėl savo gabarito, arba dėl to, kad tarpų nėra, čia į dešinę suksim, arba dėl savo gabarito, arba dėl to, kad tarpų nėra ir paskui susidaro, kad kaip ožiukai susiremia viens su kitu nosim, nei vienas neturi galimybės pasitraukti ir stovi visas eismas iš abiejų pusių. Teisingai. Ir dabar priekį dešinėje pusėje turim Volkswagen markės automobilį, prie jo norėčiau, kad lygiai grečiai prisiparkuotum palei bortelį. Prieš sustojant posūkių nerodai. Dairykis. Improvizuoja realiai, ne? Biškiuk. Tai improvizacijos metu ką matai su tarpu nuo borto? Nu, bet šiek tiek didelis. Didelis, į kur reikėtų? Į dešinę. Ir važiuoji, kol kas nutiks? Kol susilyginsiu su borteliu. Kol nebematysi bortelio reikėjo važiuoti ir tada išsitiesinti, ne? Gerai, čia stabteli ir toliau dar ką pasidarysi? Pavažiuosiu šiek tiek į priekį. Taip. Ir užtrauksiu. Gerai, išvažiuojam. Priekį matau, kur važiuoju autobusą. Gerai, tai nebevažiuok link Volkswageno dabar. Stovėk čia ir lauk, kol pravažiuos tas autobusiukas. Gerai, tada tiesiai važiuosim. Priekyje turime sankryžą, sankryžoje važiuosime pagrindinę kelio kryptimi. Būna čia iš kairės atlėkia mašinos į jūs. Tai kai jeigu atliektų mašinos į jūs iš kairės atvažiuojančios, žiūrėkit, drąsiau, iš čia, vat iš kairės, jeigu atliektų mašinos, jūs turėtumėt sustoti. Labiau išsigandaitų ant to autobusiuko balto, kuris važiavo šalutiniu keliu, negu buvo reikalų išsigąsti jo. Sankryžą į kairę suksim.
Visą laiką įsijunkit prieš viršų pirmą pavarą. Kai kam perės nesustokit. Nuvažiuokit priekin šiek tiek. Dar važiuokit, pažiūrėkit, kur yra eismo juosta, iš kairės kur salelė. Va šitoj vietoje ir sustokit. Niekada nesustokit ant perės, mes į kairę sukame. Taip, va. Ponia, važiuokit. Čia ne tau, čia tai poniai, kuris stovi, kuriai visi pypina iš visur. O jinai stovi. Iš lėto, ne? Spėsi ar ne? Ar Ne. lauksi? Nu gerai, luktelk. Dairykis abi pusės. Tai šitoj vietoje, o ta kairė pusė, visa salelė atitverta, jinai jumis uždengia eismą va dabar iš priekio mūsų, kur atvažiuoja mašinos. Tai tu ten turi vietos sustoti už perėjos. Niekada nesustok ant perėjos. Ant perėjos jie sustoti draudžiama, sustojus ant perėjos gausit kritinę klaidą. Tai stenkimės visada stoti už perėjos arba prieš perėją. Nedarykit sustojimo ant perėjos. Kažko dar trūksta spidometre. Ko? Skaičių didesnių negu 38. Per lėtas važiavimas, žinokit, irgi yra klaidos. Jeigu leidžiama važiuoti 50, tai tas greitis ir turėtų būti artimas 50 km/h. Šviesoforu reguliuojamoje sankryžoje važiuosime į dešinę. Aš suktelėjau vairą, nes turėjom kabinę borto kraštą. Kol nedavažiuojat posūkio, kol nedavažiuojat... Jūs nuo borto turite visada turėti apie 1 metro atstumą. Kol nedavažiuojat posūkio, nepradėkite sukti vairo į dešinę. Per anksti pasuksit vairą, kabinsitės bortą. Kabinsit bortą, turėsit apgadintą padangą, ratą, važiuoklę. Priklauso nuo to, koks bortas ir kaip stipriai kabinsitės jį. Galbūt nieko net nebus, tik atšoksit nuo borto, bet stenkitės laikytis to saugaus atstumo. Dabar pirmoje sankryžoje važiuosime tiesiai, antroje suksime į kairę. Arba kitaip sakant, kelio pabaigoje važiuosim kairėn. Dešinėje pusėje stovi ženklas, kad yra 2 eismo juostos. Jūs turite šiek tiek to kairiau laikytis, arčiau ištisinės. Kadangi pirmoje tiesiai važiuojam, ir čia į kairę sukam, taip. Automobilius praleisti reikia, žinokit. Gerai. Tada šviesoforų reguliuojamoje sankryžoje važiuosime tiesiai. Jūs užimate ne tą eismo juostą, kurią turėtumėte užimti. Tai visada, kada visos eismo juostos laisvos, vairuotojas privalo važiuoti arčiausiai dešinio krašto. Tai stenkitės atsiminti šitą taisyklę ir kai nieko nėra, atsidur dešiniausiai juostą.
Ką stebit, ką galvojat? Aplinka. Ką matot? Kad žiūri pradės judėti. Ja, tai kaip ir šviesoforas stovit ir per sunkvežimį, per dar kažką nematote, kada priekyje judančios pradės judėti mašinos, tai galite žiūrėti visada vieną juostą kairiau arba vieną juostą dešiniau, priklauso nuo to, kur stovit. Kokią užimat padėtį važiuojamoje daly ir atkreipdėmės tada į gretimas juostas, kada pradės judėti per porą mašinų nuo jūsų, kai pradeda judėti, tada jau galite išsiminti sankabą, įsijungti pirmą parą ir ruoštis judėjimui. Tada susitaupo laiko, jeigu sunkvežimis pajudės ir tada jūs tik tai minsit sankabą, jums pirmą parą pakankamai užtruks ilgai, kol išjudėsite ir turėsite didelį atstumą. Dabar šviesoforu reguliuojama į sankryžą, noriu, kad į kairę suktumėt. Gerai, atsirinkot juostą, iš kurios galit sukti. Dabar yra 11:40 minučių, tai neužilgo prasidės pietų pikas. Pradės mašinų šiek tiek padidėti, padaugėti. Kol kas kaip ir su eismu viskas neblogai, taip? Pajudant pasižiūrėkit, ar nėra dviračių pėsčiųjų, nes važiuojate per pėsčiųjų dviračių taką. Ar matėt kažkokį ženklą? Ne. Buvo ženklas, zona kažkokia? Gyvenamoji. Ne, nepavyko atspėti, tai zona 40. Tai stebėkite ženklus, pakeičiat gatvę, žiūrėkite ženklą. Visą laiką įvažiavus, jeigu bus kažkoks ribojimas, jis stovės gatvės pradžiai. Aišku, gali atsirasti ir viduj gatvės ir prieš išvažiavimą iš gatvės kažkokia pavojingesnė vieta bus, bet dažniausiai visi ribojimo ženklai statomi yra gatvės pradžiai. Dažniausiai. Bet ne 100% visada. Čia yra vienas realių regitros maršrutų, kurį galite gauti egzamino metu sankryžoje suksime į dešinę. Su posūkiais, kaip jūs nedraugaujat, tai neegzistuoja jie jum, bet žinokit, labai rekomenduoju visus informuoti visada, kur važiuosite. Tai mano YouTube kanale iš tikrųjų yra sufilmuoti visi realūs regitros maršrutai, nėra nei vieno išgalvoto, nei vieno netikro, visais tais maršrutais, kuriuos matote video, yra ir šiai dienai laikomi egzaminai. Tai kas stebi, kas mato, kas susipažįsta, tai daugiau mažiau žino, kaip kokioje situacijoje reikėtų pasielgti. Martina sakė, vakar labai žiūrėjo. Taip, mokinaus. Iš svetimų klaidų. Taip. A ten apie posakis, ką sakė? Irgi jas reiktų rodyti. Irgi reiktų rodyti. Bet Martina jų nerodo. Nu. Kokią mašiną vairuosit? Tik tikriausiai baba. Ir dabar grįžinėsim į regitrą. Navigacijos neįjungiau,
Navigacijas neįjungiau, nes noriu daugiau klaidas pakomentuoti. Pagal navigaciją pasivažiuosim dar kiek vėliau. Nors jau ir esam važiavę, bet pasigilinsim žinias dar su jiem. Tiesiog dabar tiesių kelių, svarbiausia šitoje gatvėje neviršyti greičio, nepasiduoti bandos jausmui, kai jūs lenkia kažkas, nepradėti spausti ir lėkti kartu su jais, nepasitikėti ženklų atpažinimo funkciją 100%, nes Martynas sakė, su mama važiavo, šį čia rodė kiek greitį. 70. Taip, pagal seną, čia būdavo kažkada galima važiuoti 70, prieš kokius 3 metus atgal. Ir ženklų atpažinimo funkcija kažkaip dar vis rodo 70. Tai visas bandos jausmas, mes važiuojam vis tiek per lėtai, kem 3 tik tais, norėtumėm važiuoti ne mažiau 45, bet kad ir važiuojam dabar 48, mus vis tiek lenkia. Sakau, svarbiausia yra šitoje vietoje nepasiduot bandos jausmui. Ir ten turėjom už nugaros liko viena perėja, priekį turėsim antrą perėją. Šitose vietose irgi susižiūrėkit prieš perėją. Nu, čia labai iš toli matosi iš tikrųjų ta perėja kaip ant delno. Iš toli matosi yra, tų pėsčiųjų nėra, bet atkreipkite dėmesį, jeigu bus artimiausiai sankryžai, suksime į kairę. Tai labai teisingai pravažiavot ištisinę liniją, tik tada reikiavotės iš juostos į juostą. Ir priekį mūsų, jeigu matėt, bandė regitros egzamino metu išvažiuoti į gatvę, atvažiavo mašina ir gavo per stabdžius. Ir atsuksim. Iš priekio nieko, gražiai, plačiai, tiesiai į pirmą juostą. Jeigu įvažiuosit į antrą, tai čia, kad ir nuvažinėta, tai ištisinė, bet bandysit čia rikiuotis, gausit kritinę klaidą. Į dešinę suksim ir dabar parodysim, kaip šiltomis dienomis grįžta regitra po egzamino į bazę. Čia savižudis prieš eismą ką tik važiavo. Ir čia suksim į dešinę. Čia jau galite rinktis juostą, kurią įvažinėsit, visą laiką rekomenduoju važiuoti šitą. Jeigu nesakys, kad suksit į kairę, tai tada važiuojam tiesiai. Tai mes važiuojam tiesiai mes važiuojam. Tai šiltomis dienomis dažniausiai jie grįžta prie garažo ir tarp egzaminų įvaro automobilį į garažą, kad jisai neprikaistų. Ir čia vėl grįžtam į dešinę. Kažkur palei garažą jūs sustabdys arba paprašys įvažiuoti patį garažą, pasakys kaip sekės ir arba eikit fotografuotis arba lauksim atvykstam kitą kartą. Tai mes čia kažkur ties garažų stabtelkim. Ir dar vieną klaidą gautumėt už tai, kad posūkį neparodėt prieš sustojant. Tai atkreipk dėmesį į posūkius, į taip kaip sustoji, kur sustoji prieš perėjas. Ir ačiū visiems, kas žiūrėjot, susitiksim kitose įrašuose.